Didžiąją anosinę pradedame rašyti nuo kilputės apačioje ir kylame iki pat eilutės viršaus. Labai svarbu liniją tik paliesti, bet jos neperžengti. Pasiekę eilutės viršų, vėl leidžiamės žemyn ir padarome kitą kilputę apačioje. Neatkėlę rankos nuo kilputės, užkabiname nosinę. Tik dabar atitraukiame ranką nuo popieriaus ir pridedame brūkšnelį ties vidurinę liniją. Tai yra rašytinė didžioji anosinė. Dabar pasimokysime parašyti mažąją anosinę. Mažoji anosinė telpa tarp dviejų linijų. Ja rašyti pradedame nuo pilvelio, kylame iki vidurinės eilutės ir neatkėlę rankos brėžiame pagaliuką su kilpute apačioje. Neatkėlę rankos nuo kilputės prikabiname nosinę. Tai rašytinė mažoji anosinė. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją anosinę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis anosinėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis anosinėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.